Būkite pasveikinti iš naujosios Gargždų arenos ir šiandien čia mūsų pirmojo turo futsal lygos transliacija. Gargždų pramogos priima Mažeikių VIP. Gauna pasiuntė iš karto Bruklino ekipą, čia gargždiškių Paulius Lotužys. Tolimus smūgis jo patiniu. Reimaris blokuojasi kamuolį, prasimeta puikiai, palikdamas už nugaros oponentą ir pirmasis šios dienos įvartis. Pirmasis įvartis ir Gargždų arenoje. Jis pakrikštytas tuo įvarčiu Gargždų pramogos ir rengėsi priimti Europos futsal čempionatą, o čia apriboja varžovą nuo kamuolio. Čia puikiai žaidžia kamuolį Mažeikių VIP. Greitesni buvo Gargždų pramogų gynėjai. Reimaris visiškai laisvas dabar futsal rungtynėse. Nežinau, ką apie tai sako nuostatai. Ketvirto galiausiai pralaimėjo tiesiog ketvirtfinalį ir labai vėl praranda kamuolį Gargždų pramogos, vėl 3-2. Perima kamuolį Gargždų pramogos, greita kontrataka, ar bus smūgis. Na ir nori, o čia Aivaras Bagočius lygina rezultatą ir intriga vėl atgyja. Kiek netikėtai susikūrė įvartinė situacija Mažeikių VIP. Čia daugiau šeimininkų teisėmis pasisekė gauti tą finalinį etapą, o čia graži kombinacija. Komandų dalyviai. Na ir įdomu tai, kad nerizikuoja. Ne viena iš ekipų, tarsi rezultatas juos ir tenkintų tiek šeimininkus, tiek svečius, o rizikuoti ir nereikia. Deividas Reimaris, vos grįžęs ant parketo po traumos, muša antrąjį savo ir antrąjį Gargždų pramogų įvartį. Tikras lyderis. Atsistojo, nusipurtė. Na ir viskas. Aidi sirena skelbianti, jog Gargždų pramogos dramatiškai išplėšė pergalę prieš Mažeikių VIP komandą. Kaip vertinate čempionato pradžią? Jeigu yra pergalė, reiškia vertinam gerai. Aišku, dar daug ko trūksta, bet visumoje svarbiausia yra pergalė. Iš pirmų rungtynių visada visos pirmos rungtynės visom komandom jos būna klampios, sunkios, nėra dar savitarpio supratimo. Tai šiandieną ne tiek, kiek grožis buvo, bet svarbiausiai 3 taškai. Ar jautėsi jaudulys, ar buvo nesusižaidimo? Nu tai kaip ir ką tik paminėjau, jaudulys tikrai pažaidėjus jautėsi ir matės tas žaidimo eigoje, matės prie standartinių padėčių. Tai manau, kad buvo. Ir kokie esminiai dalykai, kurie lėmė tokį rezultatą, kad jūs išplėšėt pergalę? Aš galvoju, gal mes turėjom ilgesnį suoliuką. Tai pirmas iš faktorių buvo. Jie pagrindė rėmės ten 5-6 žaidėjais. Pabaigoje turbūt pavargo. Nuovargis, kai yra pažaidėjus, automatiškai dingsta koncentracija. Tai vienas iš tų faktorių. Antras turbūt, kad prie savų žiūrovų gal mes daugiau norėjom. Ir jūsų akimis, ar tenkino šios dienos žaidimas jūs? Mano akimis, kaip ir sakiau, kad tikrai ne to žaidimo aš tikėjausi, kad jis bus toks klampus. Ir iš pirmų rungtynių dar labai sunku vertinti, bet svarbiausia 3 taškai. Kokie tikslai šiais metais? Namuose turbūt laimėti visas rungtynės. Pirmas uždavinys toks keliamas. Ir kad išvykose niekam lengvo nebus. Laukiam dar legionierių papildymo, kitą savaitę atvyksta. Tai nežinau, mes visą laiką sakom geriau negu praėjusiais metais.